Evangelijoje pagal Joną iš 6 skyriaus 60-69 eilutės, kurią ką tik klausėmės, tai yra apie tokį žodį, kuris irgi mūsų tautoje žmonėse vartojamas, sako kietas. Sako kietas žmogus, o čia kalbama apie kietus žodžius, ką reiškia kieti. Tai vat apie kietą įsikūnijusį Dievo žodžią, kadangi Jėzaus mokiniai taip ir įvertino Jėzaus pasakymą, kad tie, kurie nevalgys Jėzaus Kristaus kūno ir negers Kristaus kraujo, gyvenimo nematys. Vat čia apaštalai ir ištarė šį įvertinimą, sako, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Tačiau viešpats Jėzus nesiruošia jų paminkštinti, šitų savo kietų žodžių, kaip Dievas nesiruošia paminkštinti ir savo nuostabios tvarkos, kurią įdėjo čia, į šitą nuostabią planetą Žemę, į mūsų gyvenimą. Tiesiog, galim vartoti tokį techninį žodį, suprantamą, instaliavo, įdėjo, įgalino mumis būti gyvais, kad būtumėm laimingi, gyventumėm taikoje, laikydamėsi jo 10 Dievo įsakymų. Šalia to jisai dar palieka kietus žodžius, tai vadinasi, sako visiems, kurie esate pakrikštyti, kas klauso mano mokinių, tas manęs klauso. Jis kviepia šventą dvasią į savo mokinius, sako, kas jūsų klauso, manęs klauso. Čia irgi dar labai kieti žodžiai. Tai dar jeigu yra žmonių, kurie susitaiko su tokiais kietais žodžiais, kaip reikia laikytis 10 Dievo įsakymų, čia viskas tvarkoja. Čia Dievo reikia klausyti. Bet tos bažnyčios, ką jie man čia pasakoja? Aš tai jų tikrai neklausysiu. Ir būna tokių drąsių žmonių, kurie net laiko tų kietų žodžių ir va čia kaip tie daugelis, tie, kurie buvo pakrikštyti, vadinasi savęs katalikais, jie kažkur išėjo, jų nėra. Tačiau Jėzus, jis visiškai nepergyvena dėl, dar vieną žodį pavartosiu, reitingų. Aišku, reikėtų viską čia taip lietuviškai versti, bet kadangi esame jau sugadinti tarptautinių žodžių, tiek to. Jis visiškai nepergyvena, kad už jį neprabalsuos dauguma. Čia man patinka. Žinot, ir man nuostabu atstovauti tokį Jėzų. Jėzui iki lemputės jūsų rinkimai, jūsų prabalsavimai. Dauguma nusprendėme, šeima šiandien bus taip, kaip mes sugalvojam. Ji nebus taip. Mes nusprendėme, kad dabar toleruosime nuodėmę, o man iki lemputės tai jūsų sprendimai. Tai niekas į bažnyčią nebeis, ir neikit didelio čia daikto. Kai grįšiu, pakalbėsim truputį kitaip. Tada visi sakysim, oi, kad būčiau žinojęs. Žinojai. Mėlyjeji, turite ir jūs šiandien galimybę apsispręsti. Ar kietite Jėzaus žodžiai? O štai dabar antroji daly bus aukojimo liturgija ir po to, kai konsekruosim duoną į Kristaus kūną ir vyną į Kristaus kraują, bus komunijos priėmimo laikas. Aišku, bus galima sakyti, šiandien nenoriu. Neįdomi man ta tavo komunija. Gerai. Vieną kartą neįdomi, antrą kartą, o trečią kartą žiūrėk ir nebus tau šansų. O viešpas labai aiškiai pasakė, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tai reiškia, išversiu į tokią katalikišką kalbą, kas eina komunijos, tas turi gyvenimą iš didžios raidės. Ir ne tik čia, bet ir busimajame gyvenime. Kadangi Petras, kaip jau klausėtės, kuriam irgi jau jis abejojo čia pasilikti su Jėzumi ar nukeliauti su dauguma ir demokratiškai išsižadėti Jėzaus principų ir užsidėti savo tokią etiketę ant širdies ir ant kaktos, aš kaip visi. Arba rinktis nepopuliarią versiją ir likti su to mažuma, su tuo būreliu.
Ir jisai, ačiū Dievui, Petras nebūtų Petras, jam tokį vardą davė. Tarp kitko, mūsų tekstas naudoja du vardus. Simonas Petrasas sakė, tai reiškia, kažkodėl tai jo bičiulis Jonas, nes Petras su Jonu jie draugeliai, apaštalai. Kažkodėl jam šitoje vietoje prikabina tą senąjį vardą Simonas. Žinot, ką reiškia Simonas? Į lietuvių kalbą įsiverčia linguojanti nendrė, tą linguojanti. Dabar užlinguosim. Su tais ar su tais? Tas linguojantis Petras, jis kaip jūreivis, žinot, ten valtis pastoviai linguoja. Jis taip palingavo ir ačiū Dievui, kad prisiminė, kad turi dar kitą vardą. Petros, uola. Ir šitoje vietoje, matyt, suveikė inkarinė jo pozicija ir ištarė. Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Petrai, nebereikalo tau daviau kitą vardą, išlaikė egzaminą. Taigi dabar praktikoje nebejoju, kai aš iškeliausiu po prisikėlimo, išeisiu dangų, atsiųsiu šventą dvasią, tu tikrai darysi tos darbus, kuriuos aš, Jėzus, dariau ir dar didesnį. Ir štai mūsų pasakojimas iš apaštalų darbų, 9 skyrius, 31-42 eilutės. Petras keliauja po visą šalį, aplankė vieną tokį miestą Lidoje ir ten užtiko žmogų, kuris, net vardą žinom, Enėjas, buvo paralyžiuotas 8 metai, gulėjo lovoje. Ir ką jis daro? Jis ateina ir jį prikelia. Šiaip labai gydymo metodai. Čia žinau, kad yra jaunimas, kurie esate sutvirtinamieji. Kartais mes užduodam klausimą, aš gausiu tą sutvirtinimo sakramentą, o kas man iš to? Mokykitės, jaunims. Pagyvenusi amžiaus jaunuoliai taip pat mokykitės. Ta kalbu savo, ne jums. Taigi, mokykitės. Štai tau pasakė, kad kaiminystė kažkam insults. Vietoj to, kad jėtus kaip blogai, tai padaryk. Sutvirtinimo sakramentą gavai? Tai vietoj to, kad vaituotum, eini tiesiai ir sakai, kaip Petras, Enėjau, tai išgydo tave Jėzus Kristus, kelkis ir išklok savo guolį. Šis akimoju atsikėlė ir išėjo į parduotuvę nusipirkti kavos. Tokie žmonės būdavo. Čia matot, manėt, kad čia viskas. Ką reiškia, kai tu likai su Jėzumi? Ne su dauguma, ne kaip visi. O įstoji prieš srovę. Žinot, kokios yra žuvis, kurios plaukia prieš srovę? Už tas, kurios labai brangiai moka. Lašišinė žuvis visada eina prieš srovę. Tik tai kieti viešpaties mokiniai eina prieš srovę. Ir aišku, apvainikavimas. Kai tik tai Petras išgydė vieną žmogų, eina toliau ir štai išgirsta dar vienas atvejis Džafui. Išgirsta, kad viena krikščionė, mokinė, mergina, mes jos vardą žinom, Tabita arba Dorkadė, lietuviškai Gazelė, jinai numirė. Noriu truputį jums paguosti ir padrąsinti tiek sutvirtinamuosius ir tie, kurie jau esat sutvirtinti. Nepergyvenkit dėl to, kad sergat, mirštat. Čia viskas pagal programą. Klausimas, ar turėsi draugų, kaip Petras, tikrų tokių sutvirtintų tikėjime, kad kai tu mirsi, gerai, lyga pasitaiko, žinot, visiems. Tavo draugs kažkas ateis, uždės rankas ir prikels, jeigu to reikės. Ką reiškia ateit kartais į mišias, dalyvauti mišiuose, o ne šiaip sau, žinai, taip, pliusiuką užsidėsiu, nes čia reikia už tą mirusi dabar prisiminti, arba čia mokytojai pasakė, turi būtinai ateiti. Ne dėl to ateina. Ačiū už balsą. Jau gavom vieną balsą, tikrai rinkimus laimėsim. Mėlieji, viešpats aiškiai pasakė, sako,
aš vykdysiu tai, ką viešpats man pasakys. Ir jisai prikėlė tą merginą. Žinia apie jį pasklido visoje Jopėje, daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Jaunims norit būti patiktukų herojais? O čia geras receptas. Darykit taip, kaip darė Jėzus, kaip pirmieji apaštalai. Ir būsit žvaigždės. Nebesurinksit patiktukų. Sakysit, jau man uždarau visus socialinius tinklus, jau noriu ramybės. Ne, vaikeli. Jau užsirovėjai. Kaip Petras. Dabar visi pas tave šniūraisiais. Išgydyk, prikelk ir taip toliau. Amen, aleliuja.